Šiuolaikinėme technologijų ir inovacijų pasaulyje verslas susiduria su globalizacijos bei didelių pokyčių iššūkiais, o žinių ekonomikoje svarbiausiu tampa specialistas gebantis nuolat perimti pasaulyje kaupiamas žinias, įgūdžius bei patirtį ir kūrybingai jas taikyti profesinėje veikloje. Tam, kad parengtum šiuolaikinius specialistus, neužtenka vien teorinių žinių. Bendradarbiauti turi aukštosios mokyklos ir verslas. Vienas iš tokių pavyzdžių – Vytauto Didžiojo universiteto verslo praktikų centras, kuriame aktyviai skatinamas akademinės bendruomenės ir verslo bendradarbiavimas. Centras rūpinasi studentų praktikomis, mokymais, kursais, suteikia žinias apie įmonių steigimą, kuria bendrus verslo ir universiteto projektus, bei skatina Vytauto Didžiojo universiteto studentų bei tyrėjų verslumą. Tikslas buvo atnešti tam tikrą naujovę, inovaciją į bendrai verslumo ugdymą, patį požiūrį, ko reikia jaunam žmogui, studentui šiuolaikinėme pasaulyje, kokių reikia esminių kompetencijų, ir to pasekoje mes su kolegomis išgeneravome verslo praktikų centro idėją ir štai jinai yra gyva. Išskirtinį tai būtent tas kompleksinis požiūris, kad mūsų yra 4 pagrindiniai įrankiai, su kuriais mes dirbame ir ugdome tiek studentų verslumą, tiek bendraujame su verslo įmonėmis. Tai yra idėjų inkubatorius, Entreprenerio akademija, verslumo laboratorijos ir išmaniosios praktikos. Jeigu kalbant konkrečiai apie įmonės, su kuriomis mes bendradarbiaujame, tai įmonių spektras yra labai įvairus. Norint apimti visas universitete dėstomas disciplinas studijų, tai tiek Šiaulių bankas, DNB bankas, Akademinė kredito unija, American Insurance Group, tarptautinė įmonė, kurios sparčiai plečiasi Lietuvoje. Taip pat bendradarbiavome ir su advokatų kontora. Yra kūrybiniai partneriai, Elitas, Talent Garden. Iš tikrųjų, tas spektras mūsų įmonių yra didelis ir mes toliau plečiame, toliau ieškome partnerių, kurios būtų suinteresuotos mūsų veikla, kurios pačios norėtų įsitraukti ir norėtų dirbti su mumis, kad nereikėtų mums prašyti, tačiau jos pačios ateitų ir jos sakytų, mes norime studentų kūrybiškų, inovatyvių, su naujomis idėjomis, kurias galbūt puikiai prisidėtų prie įmonių tolimesnės plėtros. Karjeros specialistai teigia, kad šių dienų darbdaviai ypatingai vertina asmeninės savybės ir kuo platesnės kompetencijas. Tam, kad sėkmingai konkuruotų darbo rinkoje, itin svarbu tampa darbuotojo tarpdiscipliniškumas. Jeigu kalbėti apskritai apie kompetencijas, apie šiuolaikinį žmogų, matyt, tas tarpdiscipliniškumas tampa itin svarbus. Ir sakykime, jeigu tu esi inžinierius, tai nereiškia, kad tu patenkinsi tam tikros tarptautinės kompanijos personalo poreikį, dirbant su jo klientais užsienyje, kada tu turi išmanyti ir technologinius dalykus, ir tu turi turėti puikius komunikacinius gebėjimus, socialinius gebėjimus, dėrybinius gebėjimus ir taip toliau, ir taip toliau. Pasaulis yra nuolat kintantis, yra labai daug pokyčių ir tu turi įgyti tam tikrus įgūdžius, kaip būti tokiame pasaulyje. Tam reikia išskirtinio požiūrio. Tai yra, kiekvienas jaunas žmogus turi turėti nuostatas į save, į kitus žmonės, į savo galimybės. Tos nuostatas bendraja prasme yra apibrėžiamos kaip verslus požiūris. Tai būtent mūsų centre mes kalbame apie praktinį verslumo kompetencijų įgijimą. Tai yra labai svarbu studentui. Tai būtent verslo praktikų centras yra ta vieta, kur studentai yra paruošti nenuspėjamam pasauliui. O mokslininkams tai yra galimybė komercializuoti idėjas. Verslo praktikų centras plečia savo veiklą ir šio mėnesio pradžioje studentus pakvietė į Entreprenerio akademiją. Jos metu studentai turėjo galimybę įgyti pagrindinės verslumo žinias, kurios padėtų kurti nuosavą verslą ar sėkmingai įsidarbinti. Entreprenerio akademija tai esminis jos išskirtinumas yra tai, kad mes dirbame su kompetencijomis. Tai verslumo kompetencijos jų yra 6 pagrindinės, tai yra kūrybiškumas, savęs pažinimas, gebėjimas megzti ryšius, gebėjimas
pastebėti problemas, darbas komandoje ir koks yra principas. Tai yra kompetencija ugdoma gaunant žinias ir įgyjant įgūdžius praktikoje. Ir mūsų centro unikalumas yra tame, kad mes akcentuojamės į praktinę veiklą. Tai yra, jeigu kompetencija yra darbas komandoje, tai yra ne tik žinios, ką reiškia komanda, kokie yra grupės etapai, kaip spręsti konfliktus, kaip vesti dėrybas, bet ir praktiškai patyriminių metodų būdų tai yra išbandoma ir treniruojama. Pagrindas viso šito renginio buvo mokymai neformalioje aplinkoje, kur tiesiog padalino visus dalyvius į 4 grupės. Tenais buvo verslo praktikų darbuotojai, kurie mums daugiau po kiekvieno pranešėjo pasako apie tas kompetencijas ir duodavo savotiškus, sakykime, užduotis arba workshopus vadinamus taip, kad ugdyti toliau tas kompetencijas. Tokio žinių bagažo tai tikrai nesitikėjau, tiek pavyzdžiui iš pačių pranešėjų, kiek jie visko pasakojo, tiek tas pats komandinis darbas, kur buvome suskirstyti į grupės ir turėjome dirbti su visiškai nežinomais, nepažįstamais studentais iš visiškai skirtingų specialybių. Tai va tas tikrai buvo labai tokia naujiena ir tikrai tokia labai didelė patirtis. Tu atrodo pažįsti tik save ir daugiau nieko ir vat kaip daug tų tokių bendrų idėjų kyla, tų visokių to pasitikėjimo, va tokio vieni kitais, nors mes visiškai, taip pat sakau, net nei esam pažįstami, nei ką, tai va tas labai iš tikrųjų daug davė ir tiek labai buvo smagu visos tos dienos refleksijos, kai mes rašėm, ką mes pajutome tą dieną, kokie buvo mūsų išgyvenimai, ką mes naujo patyrėm, tai va tikrai tie visi dalykai labai labai daug davė man ir tikrai dabar jaučiuosi žymiai stipresnė ir žymiai daugiau pasitikiu savim ir turiu tos tokios motyvacijos, kad nereikia iš tikrųjų pasakyti ne savo idėjų, o reikia dėl jos stengtis, kovoti ir iš tikrųjų nebijoti, jeigu kažkas nepasiseks. Verslo praktikų centras kviečia studentus ir į verslumo laboratorijas. Jų yra net 4 – kūrybiškumo, socialinių inovacijų, technologijų bei verslo vystymo. 4 mėnesius jaunuoliai tarpdisciplininėse komandose spręs įmonių, įstaigų ar organizacijų pateiktas produktų ar paslaugų plėtros, veiklos optimizavimo problemas. Laboratorijų komandų veikloje dalyvaus ir paskirtas įmonės, įstaigos ar organizacijos mentorius. Vidinė motyvacija atsiranda žengti pirminį gyvenimą ir nestovėti, neapsiriboti vien tik studijom ar dar kažkom, kad tu tikrai gali išvystyti savo ir tą verslą ir žodžiu, tikrai siūlau ir jau pasiūliau ir kitiems savo grupiokam, tai tikrai manau, kad jie taip pat dalyvaus.